Šiandien mes turime išgyventi 24 valandas miške su keturračiais. Miške bus paslėpti daiktai, kuriuos mes turėsime surasti, kad išgyventume. Palauk. Kaip šūdas smirda. Nu, čia nenormalu yra. Solveiga. Gerai, tai kaip tu galvoji, ko mums pirmo gali reikėti dabar? Aš galvoju, būtų visai gerai susivesti koordinates. Sakai, kas arčiausiai? Jo, ir bet gal reikia, jeigu arčiausiai ryto staigmena, bet mums jinai nėra būtinybė. Jo. Tai gal reiktų žiūrėti, iškart varyti ten, kas yra būtina. Gerai, jeigu turim palapinę ir miegmaišius, man atrodo, kad visai pavyktų įsimiegoti. Aišku, jeigu šlapia žemė, čiužiniai irgi jaučiu gelbėtum. Jo. Gal man nėra taip miegmaišis svarbu kaip dušas. Norėčiau pamatyti, kad tu be miegmaišio miegosi ir šalsi naktį. Bet bus švari, žinai. Šiandien oras mane ypatingai gąsdina, nes šiaip rodė 90% lietaus. Pasiruošę esam lietpaltį, tai tikiuosi lietpaltis išgelbės, bet gal labiausiai šalčio bijau. Ne tai, kad sušlapti, bet bijau šalčio, kad labai sušalis. Kadangi praneša lietų, tai aš tą tokią kelionę įsivaizduoju labai murziną, purviną, labai nekomfortiška, tai mano galvoje kol kas viskas taip vyksta. Žiauriai nemėgstu purvo ir nemėgstu sušalt ir sušlapt. Tai kol kas, manau, bus nekomfortiška, bet dar vis tikiuosi geriausia. Tai gerai, dabar varom pirmą į tą koordinatą vandens. Nu jo, reikalingas vanduo, kaip bebūtų, aš jau atsigert norėčiau. Gerai, yra pliusas, nes žiūrėjau orus ir man atrodo vakare rodo, kad nebebus lietaus. Nu svarbu, miegosim sausai galbūt. Nu svarbiausia, būtiniausius dalykus, kaip ir kalbėjo. O kaip tu sugalvojai, papasakok, baltus kėdus tiesiog užsidėt? Neklaus, bet pas mane... paskirodo. Nu jogi atbulom važiuojant reikia. Nusprendžiau, kad šitų negaila ir galvoju, važiuojam. Bus patogu bent jau. Kaip tu galvoji, daiktai bus labai užkasti giliai? Tipo, reikės daug darbo ir ištraukti juos. Aš kitą dalyką galvoju, kad nebūtų kažkas paėmę tų daiktų jau. Bet čia tai fainai. Kol kas aš mėgaujuosi, žinau. Aš irgi. Dar galėtų būti geras oras, kur, žinai, tiesiog per tas balas negailestingai varai tiesiog ir viskas. Jo. Šiaip jau gan ir vėsų darosi, blemba. Ir aš matau, kad čia net į mišką reikės sukti ir nuo kelio belenkiek ir mane jau tas gąsdina. Va čia. Nu davai. Kaip būtų žiauru į kokią pelkę įsmigt tiesiog. Atbelegai, čia tikriausiai baisiausias man dalykas yra. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tai palauk, mes čia kažkur, ne? Man atrodo, prie čia ir bus kažką. Eik tu načiurt. Nu gerai, tai dabar lekiam. Matai per kur? O tu matai per vėliavėlę? Ne, bet atrodo man čia. Palauk, aš įsibėgėsiu. Ai. Eik tu načiurt. Eik tu... Kokia šmėšlina. Aš dabar bijau važiuoti čia, what the fuck. Kaip šūdus smirda čia. O tu matai vėliavėlę? Nematau, bet aš matau, kad mes priartėjom jau arti, tai aš tavęs laukiu varyk. Man čia nejauku, gali atvažiuoti čia kažko prikabinta. Eik tu nors čia kameros, what the fuck. O dieve, kaip creepy, what the fuck. Čia jau nebenumariu. Gerai, reikia važiuoti. Toks vaizdas, kad gyvenime neturiu ką veikti, va tokiam dalykam pasirašiau. Palauk, kaip tu fuck. O eik tu na. Nu nežinau, jeigu į tą šūdą įkišo. Žinok, ne taip man to vandens reikia. Atvarėm į pirmą savo lokaciją. Realiai jau šūdę esam paskendusi. Aš nežinau, va čia yra kamera, va šitoj va vietoje yra pilna tiesiog šūdo ir mėšlo. Mes esam va čia, žiūrėk, mes jau... Ai va, radau!
Jei. Nu, bet, ta prasme, negalėjo dar neakivaizdžiau padaryti. Ta prasme, ant tiek nesimato, kad... Gerai. Wow. Čia taip giliai užkasinėja. Aš grinai tiesiog stoviu šalia ir rodau su pirštu. Yra. Va. Yra? Jo. Nice. Turim vandens butelaitį. Turėsim ką gerti. Ten turim, reikia dabar žiūrėti, iki kurio toliau važiuojame, ne? Turim žemėlapį. Nusprendėm draugiškai, kad reikia čiužinių, ne, šį kartą. Įsivedžiau čiužinius. Visai netoli, ne? Šiaip visai netoli, bet irgi bėda yra, aš tuoj parodysiu. Nuo pagrindinio kelio per miškus, gan nemažas gabaliukas, sakyčiau. Varom čiužinių. Varom čiužinių. Nu, tikiuosi neiškrist. Davai, varai. Eik tu, nachui. Čia pakibau. Eik tu, načiu, čia crazy yra. Eik tu, načiu. Eik tu, kokie mėšlo gabalai skraido. Čia reikia važiuoti mišką. Gerai, dabar kur tiksliai? Žinai, jeigu būtų ryšys, būtų neblogai. Gerai, aš bandau kažkokį kelią, tipo, surast. Kur ta vėliavėlė, pala gali būti? Aš manau, kad va čia valyst reikia, nes va čia yra toks tarpelis, kad pravažiuot, ne? Žinai ką, gal čia? Nu, galėtų kažkaip ryški būti iškelta. Prie sekančio punkto atvažiuota. Visiškai pro miškyną važiavom. Ką, varom dirbti? Let's go. Na gerai, kol kas yra nemėgstamiausia dalis. Esu. Ko? Svarbiausia neprakiurdėti. Ai, jo, čia čiužiniai iki. O, nu prašau. Gerai, čiužinius turim. Turėsim ko mėgoti. Grinai. Rasim palapinę, jau bus iš vis man. Jau realiai būsim visko radus. Jau realiai galėsiu aš čilinti. Dušas. Ne, dar čilinti ne. Nu tai ką, turim žemėlapį, jau realiai čiužiniai yra ir turim vandenį. Ir varysim į trečią tašką dabar. Šiaip norėčiau užkast visai, ne? Jau. Nes kas maistas mums svarbu ir palapinė. Mes visai gerai sukamės, bent jau kol kas. Nu, kaip čia pasakė, realiai gal laiko jau važinėjom ir du dalykus radom. Gerai, nesvarbu. Ir, žodžiu, aš galvoju, varom į ryto staigmeną. Nu, nepradedam jau gal šitų nesąmonių daryti. Tarėmės normaliai, nesuprantu, normaliai bendravom. Nu, normaliai bendravom, susidarėm, ko reikia. O čia planas dabar. Planas keičiasi. Aš nežinau, ar aš čia galiu pasitikėti. Nu, žinok, labai nenorėjau ten varyti, nes toks, aš manau, bereikalingas. Nu, galim bandyti, jeigu ką ant tavęs viską. Taip. Jo? Aš prisiėmu atsakomybę. Gerai, žiūrim tada. Čia tiesiog yra grynas miškas. Blema tiesiai purvas pro langą į vidų. Eik tu načer kiek vorų. Jeigu ten varai, viso gero. Bandom čia. Kur jau įbridai? Bandau prisiminti, kur prieš tai važiavau. Erkių tai 110% bus belekiek. Galim važiuoti į dešinę ir tada tiesiog, važiuojam į dešinę, man atrodo, aš ten keliuką matau, kaip įsukti į tą miško vietelę. Čia taip per atstumą pasižiūrėjau. O, what the fuck? Nu, kodėl? Gerai, eisim traukt metį. What the fuck? Palauk, čia šis pravažiuoja. Palauk, tu lysi? Aš tai galvoju, palauk. Ai, tai tu gal prapačiau? Ne, pakelti čia neišeis niek. Ai, palauk. Ai, pasikels, tai palauk, kol tu pravažiuosi, aš palaikysiu. Ai, tu visą rastą stumi? Bet čia išeis, man atrodo, nustum. Turim tokią situaciją. Man atrodo, kad čia galima jį nustumti. Solveiga dirbam. Čia už tas trepkės, kur nenuėjau. Aš pakeliu, pralysi. Tiesiog, va. Pala, pravažiuosiu toliau. Nu, va, easy.
mes negalim, viską mes galim. Lekiam. Varom. Man atrodo, čia arčiau gauna. Čia? Tu nejuokau. Tu rimtai? Nu jo, vėl į mešlyną. Štis, nu kodėl vėl čia va į tokius va. Palauk, mum tiesiai, ne? Aha, bet aš galvoju, apvažiuočiau viskas čia. Eik tu, načiu čia. O, blema. Eik, čia tau nepatiks. Tu nebesvoji. Bet čia man atrodo net dilgėlės, what the fuck. Galvoja, ir tikrai reikia tos rytos staigmenos. Tikrai jau žinok, pergalvojimai vyksta. Palaukit. A dabar aš nežinau, a čia pelkė, ne pelkė. Kur? Nu ką žinau, priešais čia labai šlapia. Gal reikia įsibėgėti, ne? Svarbu nuo kelio nenusuk. Važiuojam. Eik tu. Ką reiškia nuo kelio nenusuk? Tai reiškia tiesiai važiuot. Ai. Tu na? Čia nenormalu yra. Gerai, artėjam bent jau ar ne, jau nesuprantu. Aš labai tikiuosi, o tipo mum atgal pargrįžti reikia. Čia šlapia, čia belia kiek šlapia, eik tu. Pažiūrėk čia koks. Eik tu, našart. O kaip manai, gal tiesiai ant greičio spaust? Čia jaučiu kaip ir ten tie lapai. Čia per vidurį bus irgi šlapia, galvoji. A ką žinau. Reikėjo paklausti Siongo, kiek mocas gali po vandeniu varyti. Koks gilis turėtų būt, man va dabar įdomu. Biški baisu. Nu, bet tikiuosi nenuskęsim. Var. Eik tu. Blogai, labai blogai. Kablio gal reikia. Čia gilu. Turim tokią situaciją. Labai bloga situacija. Eik tu načart, kaip ištrauk dabar. Ta prasme, mano ratas įskendęs tiesiog. O jeigu aš kablį tau nešu? Nu tai tik tais taip. Nu čia nenormalu yra. Aš nuskandinsiu tą mocą. Blemba, matai, toliau ten irgi atrodo, kad ten yra vanduo. Aš dabar galvoju, ar čia nėra Ne, geriau, ten tai kad miškas žolė. O šičia va, Čia jo. vanduo. Ir ten. Ir čia vanduo. Kažkur tikrai kitur ne čia. Bet kaip man iš čia išvažiuoti? Einam. What the fuck? Gerai, klausyk, ar man nešt kablį tau? Nu mane verčia į šitą pusę. O čia beveik kaip gilu jis jau smenga. Karočią, medas skęsta. Ne, čia tik blogiau. Moco plasmasė nulūž. Nu ką pabandys. Pažengė žmogus labai. Neabejoju, kad pažengęs. Parodyk, kaip tu čia man sakei daryt. Eik, čia vapšė šonu Aš viskas. apie ką galvu. Eik tu. Nu davai! Jau nebesuk daugiau. Va šito aš labiausiai ir nenorėjau. Va to va. Ką daryt? Blemba, tiesiai nebus, kad ten dar blogiau. Jo, traukęs. Esu paskendus šūdę. Ne, dar biški. Nu kabink, pabando. Eik tu. Nu tai lūž, tai ką jau padarysiu, ar taip nulaužiam. Nu. Ir suk į kitą pusę vairą. Tada tau tiesiau taip gausis. Eik. Kaip negalėjot geresnės vietos sugalvoti. Rytos staigmena. Apsišikit, jūs tam rytos staigmena. Varyk.
Tu nafik. Dėl to ryto staigmenų. Ta prasme, eikitus na... Mes žvėrys. Biški turim, ką turim. Tu pažiūrėk prieki problemėlė. Eik, tu crazy. Only good vibes. Aš bijau važiuot. Tiesiog varom. Aš dėjau, ta prasme, jau mane. Salvei! Eik. Išvažiavai? Jo. Nu davai, aš varau, bandau. Žinokit, aš tiesiog esu nuo tokių pramogų. Vapšė, nulis linksmumo, nulis smagumo, didelis diskomfortas. Ta prasme, pradėjo tiksliau stipriai lyt. Aš kažkokioj sušiktoj pelkiai įsmigau. Iki vos ne kelių, mano batai visi kiauri. Aš tiesiog esu paskendusi mėšlę. Ir ta prasme, mes dar net nieko neradom. Ta prasme, ryto staigmena. Oh yeah! Dalyt, belekai pradėjo. Lietpalčio nenori? Ajo, reikia užsidėti. Lekiam. Nu, varom. Medį neatsitrim. Ten jau kelias, ne? Čia tiesiog medžiai. Dar ten nebuvo niekur, ne kitur. Ar čia išeis pravažiuoti? Nusitrodo, kad net netilps tie keturačiai. Lyja dabar dar labiau ir man atrodo, kad čia jau absoliučiai viskas šlampa tiesiog. Ten tiesiai nebūtų įmanoma pravažiuoti ar įmanoma. Nu, tipo, kaip ir įmanoma, bet čia bejoju, kad važiavo, žinau. O čia tiesiai tai nepelkė. Ta prasme, nu kam sugalvoti tokį va kelią? Nu ta prasme, nu jie nežino, kas važiuoja. Ai. Turim tokią situaciją, kad galiausiai priėjom išvadą, kad paliekam motociklus ir einam ieškoti Solveiga ko? Ryto staigmenos. Aš šitą kelionę žiūrėjau ir aš šitą tripą žiūrėjau, galvoju, belekai fainai bus, belekai paklienai, pavarinėsim čia va miškais, tarara ir nežinau, bandom tiesiog čia kažkur grybau. Va! Radom! Aš jeigu atvirai nesidžiaugiu net, kas radom. Matau, kad tavo emocijų. Man nulis emocijų tiesiog. Neaišku, kas čia išdėta, man bus sulaužyti. Nu, galiu pasakyti, tikėjausi ryto staigmenai už tokį dalyką didesnio maišiuką. Mes lapuką gavom. Jo, mes lapuką gavom. Ryto staigmena. Ok, ryto staigmena, dar vis neaišku kokia ir nežinosim. Ai, mes Nežinosim, šitą turim pasilikti iki galo. Jo, ir man atrodo, nežinosim gal visą laiką kokią. Aš labai tikiuosi, kad sekantys bus lengvi ir privažiavimai ir nereikės tiek nistis, nes jau išbandėm viską realiai. Bandom skubėti ir varom į sekančią stotelę. Užkandžių gaudyti. Tikiuosi bus kas nors skanaus. Nu, aš labai tikiuosi, nes aš jau noriu užkasti. Oi, žiūrėk, ir nustojo lyt. Grinai. Pagaliau, blemba, iš tų brūzgynų išvažiavom. Blemba, čia tu pro tas šakas mes dar važiavom, tai dabar vėl atgal. Ai. Bet aš galvoju, gal pravažiuosim, gal nereikės kelt. Gal pati pasikelsi, ne, priekį? Ja, aš irgi taip galvoju. Sunkiai. Koks ten tas yra, makarena ar kaip? Au, kaip ir sakei, ir nagam viskas ir vsio. Nu čia jo. Yra. Liuks. Pametė kastuvą ir toliau varo. What the fuck, Solveiga? Ai! Kastuvą pamečiau. Kastuvo nereikia, ne ponai. Aš net negirdėjau. Aš pypsinu. Aš savo galvoj paskendus.
svarbu, kad į pelkę nevaryt ir bus gerai. Va čia yra keliukas. Ai va, yra čia. Va. Nice. Nu ką, dabar tavo eilė kasti. Aš arba pametu kastuvą, arba užsikišu taip, kad nebeištraukiu. Nes geris nesu. Atrodai labai juokingai, galiu pasakyti. Aš tikiuosi, bus kažkas labai skanaus ten. Oho. Čipsai! Tikrai, kad nuo dugno pakėlė. Realiai buvom visiškam dugne ir tiesiog sakėm, vos nepasiimkit iš šitus keturračius ir mes varom namo. Ir dabar O tiesiog... dabar pamatėm čipsus ir... O, jau galim tęsti. O, muga, kaip skanu čia. Man dabar šiaip tai viskas jau skanu būtų, jeigu atvirai. Ką valgysi, kaip nori. Kojos tai mirkykla. Tiesiog teliškuoja, pedikiūrą darai, Šiuo metu. kad lengviau būtų apkarpyti. Kur sekantį galvoja reik varyti? Blema, jaučiu vakarienę. Bet palauk, O kur tau ją rodo? name? Tau irgi name rodo? Tai, what the fuck? Prie žmogaus namo, what the fuck? O degalai realiai prie pat. Prie padam. Viskas Tai jau. gerai. Gal ten bus koks apleistas tarkim namas ir šalia jo. Ai, tu tikiuosi, kad aš jau geriau tada, kur neapleistas būtų. Nes jeigu apleistas, tai koks skirtumas ten. Varom. Solveigoje. What the fuck? Aš sakau, čia apleistam name, sakau. Nebesvai. Snokiai, that's creepy, labai net. Ai va, čia matau. Kaip galvoju, kaip kaimynai dabar žiūri mus kito, kad atėjom, visi pastuviuko atvarė. Tu žiauru, jeigu dabar... Jeigu išeitų kažkas eiktų Tipo, žinai, atidaro tą užuolaidėlę ir tipo, kad geriau greičiau kasam ir man. Va mergaitė gražiai su kaspinuku kasa viską. O? Turim... Nu. Ką valgysim? Dešrelės. Dešrelės ir kola. Lema, reikia pasižiūrėti, ar turim tokį dalyką kaip iešmai, kad tipo galim irgi rasti, bet jeigu neturim, tai aš galvoju, tiesiog reikės ieškoti pagaliukų ir su jais. Čia prie pat degalai, nes jau kaip jų tikrai reikia. Jo, tai tiesiog tada skubam link degalų, nes biškai jau žiūrim, kad eina link vakaro ir šiaip orelis. Ne kažką, bet mums žinai, ko reikia labai palapinės. Gal negali būti viskas paprasčiau. Varom degalų. Jaučiu čia. Galima dėti. Lemo, kas tenai? Aha, bet tikrai. Čia kažkur, ne jau? Nu jo, bet lik nieko nepravažiavau. Va, matau priekį. Oh yeah. Mūsų degalai. Tokie privažiavimai man tinka. Man irgi tai ką, eisim piltis kuro? Jo, manau, kad žinok, užsipilsim ir bus rami galva. Va taip, kokia tu stipruolė. Jau ką? Plačia tikrai kur? Šilas. Aš nežinau, aš spėju. Seniai įbėga. Gerai, aš tau piliu. Gerai, apsikeisim. O tu kaip piliai atrodė lengviau. Nu ką, vedam palapinės koordinates. Ai, čia žinok prie pat. Ane? Jo. Čia jau dabar tokios balos nebebaisu. Nu, blemo, jo, kaip pelkiai teko, žinai, pasimaudyti. O čia sudegė kažkas, aš nesuprantu. Aš irgi nesuprantu, kas čia yra. Šiaip aš esu pavargusi, pikta, sušalusi, alkana dar net sakyčiau. Blemo, čia kaip mėto. Aš biškai pastovėsiu. Dar biškai gal tiesiai, ar kaip čia? Jo, manau, kad dar tiesiai. Mes artėjom link vietos čia. Ai jo,
Radai? Jo, ir Aš apsisuksiu tada. apsisukit. Dabar einam kas. Esam labai jaukiam miške. O jūs nusmeigti? Gal persmeigę šliūžą. What the fuck? Varau kažkaip aišku. Smart. Palapinė ir Einam susipaku. mūsų žemėlapis šiuo metu atrodo tiesiog taip pat suglamsiu. Galim prasukti ir tada varom paskui jau miegam. Jo. Man rodo, kad čia yra degalinė Galėsim ir į tualetą nueit normaliai. ir rankas nusiplaut. O, mugi. Varom, aišku. Aišku, varom. Ta prasme, čia toj kavos stotelėje gausim ne tik kavos, bet ir daugiau pliusų. Nueisim į tualetą, rankas apsiprausim. Bus su tokiais tiesiog batais, va taip va. Ateisim į degalinę ir ką? O ko? O ko? Ką lekiam? O ką? Atvažiavom į kavos stotelę, žodžiu, einam į tualetą, einam kavos ir... Tai ką, lekiam? Miegmaišiu. Va čia. Normaliai? Kol kas atrodo jo. Nežinau. Tai aš kaip nenoriu lysti tuos miškus. O čia tiesiai gaunasi kelias? Nėra jauku. Nu, ne. Nu, bent jau pravažiuojamas kelias. Ok, jau mes čia prie pat kažkur. Jo, nes aš jau rodo, kad pravažiavau. Bet kokio atveju tikrai jau čia. Aš jau net nieko nebematau, atrodo. Ai va, pravažiavom. Radai? Jo. Einam greičiau. Čia. Šiaip jau vienas liko tik tai žingsnis, ane, tai laužo dalykus susirink. Tai va, tokios naujienėlės, miegmaišius turime, dabar laužo reikmenys ir paskutinis čia yra dalykas, ką paimsim. Ir aš tikiuosi, kad greitu metu įsikursim. Nu jo, paskutinė stotelė. Nes nežinau, ar matosi, mano rankos tiesiog yra mėlynos nuo šalčio. Jau man tiesiog dzin, aš tiesiog nebenoriu sukti vairo. Kur čia rodo sukt? What the fuck? Kodėl čia rodo sukt? Čia yra kelias? Ne, čia nėra kelio. Nu tu nesvaik, kiek galima. What the fuck? Mes pravažiavom, reikėjo ten anksčiau jaučiu kažkur nusukti arba važiuoti laukais. Ai, tu na, čia vėl į mišką. Ai va, prie pat. Okay. Let's go! Nu ką, atvarėm į paskutinį pasiimti laužo reikmenų. Ir čia kiek avilių. Jėgų jau nebe. Nebeturi jėgų. Jej! Paskutinis. Jėga. Žiūrėk, misija baigta. Sveikiname, laikas baigęs, įveikėte lūtinimo etapą. Tikimės, kad spėjate surinkti visus daiktus, kurių prireiks išgyventi šią naktį. Dabar jūsų laukia kitas etapas. Nedelsdamos vykite į nakvynės vietą. Čia tiesiog kažkokie skaičiukai. Nu vėl koordinatės. Linkime ramios nakties ir tikimės, kad iki ryto draugų pagalbos neprireiks. Laimė šokį. Gerai, varom. O mugi, laužavietė. O mugi, čia visai kietai galiu pasakyti. Nice. Atvarėm į nakvynės vietą, kol kas atrodo viskas padoriai, ne? Taip. Turim laužavietę. Ką, varysim bandyti kurtis laužą, ne? Pasirodo, Taip, padarė. per lietų mokam ir lauželį užsikurti. Sakyk. Tai šiaip džiaugiuosi, kad viską pradėjom, nes tipo turėsim dabar ką atsiminti. Nu, tipo, šiaip, overall, tai tipo žiauriai faina. Kaip miegojai? Šiaip miegojau žiauriai gerai. Užmiegau. Atsikėliau tik 7 ryto, nes biškai vėsų pradėjo darytis, bet paskui vėl palepinau ir galiausiai 9. Nu, aš realiai dar kai atsigulėm, aš girdžiu, kad Solveiga jau miega. Aš dar kokią valandą klausiau įvairių garsų.
Ir kelis momentus toks buvo, kad visai įsitempus guliu, bet po to gerai galvoju, nusiramingi, čia nieko nėra. Bet po to kažkaip užmigau, bet labai dažnai probudinėjau, nes kažkaip reikėjo keisti pozas, nes vėlia kaip ir nugarą ir kaklas skaudėjo. O, Meda, gavau žinutę. Labas rytas, blondinės. Oho. Tikimės, kad puikiai išsimiegojote ir esate pasiruošusios naujai dienai. Išsimiegojom gerai. Vakar sėkmingai radote savo ryto staigmeną, todėl laikas keliauti toliau. Nedelsdamos vykite į šias koordinatės. Ten jūsų lauks kita užduoti. Nebejuokau. Sėkmės ir gero kelio. Supratau. Koordinatės rodo ten, kur tie skėčiai. Piknikas. Eik tu načart. Tai ačiū, kad žiūrėjote, pasimatysim kitoje laidoje tada. Taip, iki kito karto. Bye.